Sveikos mamos. Tai šiandien man iš vidaus patukseno, kad pakalbėti apie mamos dieną, ir kuri jau bus už kelių dienų, ir jau jaučiasi jinai erdvėje. Ir man iš karto iškilo prisiminimas apie savo patyrimą būtent per moters dieną, kuri čia visai neseniai buvo. Ir iš tikrųjų dienos metu man pradėti įvairios mintis apie gėles, apie tai, kad kaip būtų smagu gauti gėlių, tada apie tai, kad jau taip, į antrą dienos pusę, kad čia man vyras dar manęs nepasveikino su moters diena. Ir toksai, tos mintis buvo ne pačių aukščiausių vibracijų, ir tik tai jau daug vėliau vakare aš suvokau, kad tai net nebuvo mano mintis, tai buvo kolektyvinės sąmonės mintis. Ir iš tikrųjų per tokias šventes, per įvairiausias šventes, ta kolektyvinė sąmonė ypač pajudinama yra, ir tada kartais net mums nesuvokiant, mes galime pasijungti tam tikras mintis ir žinoma jas stiprinti savo dėmesiu. Tai šiandien aš norėčiau jūs pakviesti, kad nuo šiandien tas kelias dienas, kada jaučiasi erdvėje ta mamos diena, kad iš tikrųjų mes sąmoningai pasižiūrėtumėm, kokios yra tos mūsų mintis, ir pasistebėti, ar tos mintis neateina iš tos kolektyvinės mamų sąmonės, ir pasižiūrėti, kokią naują mintį mes galime įnešti per šitas kelias dienas, kokią naują tiesą mes galime įnešti per šitas kelias dienas į tą kolektyvinę mamų sąmonę, tiesiog savo mintimi. Ir kai pasistebėsit ir pasižiūrėsit, kad pavyzdžiui, šita mintis tikrai nėra mano mintis, nes tikrai kai mes žinome, kad tai gali nutikti, kad mes galim ten pasijungti tam tikras mintis, dėl aišku mūsų pačių, tai yra mūsų pačių atsakomybė, pasižiūrėti, kokia tai yra mūsų, kaip mes, kokia mūsų vidinė būsena yra, nes nuo mūsų to vibracinio dažnio ir priklauso, prie kokių minčių mes galime prisijungti. Tai aišku, čia tai yra labai svarbu susižiūrėti ir kartu tiesiog pasižiūrėti, kad jeigu atėjo, tiesiog pasijungiam į tam tikrą mintį, tai iš karto pasižiūrėti, į kokią mintį mes galime ją pakeisti, nes mes galime tai padėti, taip kolektyviniai mamų sąmoniai, tiesiog kaip pakeičiant tas mintis į to aukštesnio vibracinio dažnio mintį. Ir pasižiūrėti tą mamų dieną, būtent kaip mes galime galbūt ją praleisti šiek tiek kitaip negu anksčiau. Galbūt susitelkti kažkokią palaikančią, ne kažkokią, bet į palaikančią energiją, ir palaikyti kitą mamą tą dieną. Galbūt į kuriančią energiją galim susitelkti ir sukurti kažką tą dieną, arba įgriaunančią energiją ir sugriauti tą dieną kažką ar sustabdyti, arba tiesiog nebedaryti kažko pasižiūrėti galbūt kažkokią naują savybę mes galime, ateina tam tikra nauja savybė, kurią mes norime pakeisti senąją, tai tiesiog sutelkti tą dėmesį į tą naują mamą, į tą kitokią mamą, į tą kintančią mamą, ir tiesiog pasistebėti, kaip mes jaučiamės, kokios yra mūsų mintis, nes mes taip ateina labai taip stipri ta tokia mintis, kad mes iš tikrųjų tokiom dienom, kada ta kolektyvinė sąmonė yra sujudinama, jinai galbūt yra šiek tiek aktyvesnė dėl to, kad tiesiog, galbūt netgi ne tiek aktyvesnė, kad gali būti įvairiausių tų dažnių vibracinių, tai tiesiog mes galime padėti tai kolektyviniai sąmoniai, tai yra įnešti tas naujas mintis tiesiog per savo minčių lauką. Ir taip mes keičiame kolektyvinę sąmonę būtent per save, kai mes kažkokią mintį, kuri žinome nėra mūsų mintis, mes keičiame į naują mintį, į aukštesnio vibracinio dažnio mintį. Tai aš jūs ir kviečiu šią mamų dieną, tai žinoma sveikinu visas mamas su mamų diena, artėjančia mamų diena, ir kviečiu pasistebėti save.